Parama gyvulininkystei. Gyvulininkystės sektoriuje paramos dydžiai yra diferencijuojami ir mokamos papildomos išmokos. Susietosios paramos žymėjimas paraiškose. Norint gauti susietąją paramą už gyvulius, teikiant paraišką nereikia nuimti žymos, kad prašoma ir susietosios paramos už gyvulius. Sankcijos nebus taikomos, jei paraiškoje bus žyma, tačiau pareiškėjas neturės gyvulių. Bendrieji reikalavimai. Pareiškėjai, kurie nori gauti susietąją paramą. Už gyvulius turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registruoti atitinkamų gyvulių laikytojais ir iki paraiškos pateikimo dienos atnaujinę gyvulių duomenis ūkinių gyvūnų registre. Taip pat kaip nurodyta tiesioginių išmokų taisyklėse, pareiškėjai einamaisiais metais turi būti pateikę agentūrai paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pieninės karves, už visus valdoje laikomus valdos valdytojo, partnerio ar šeimos narių mėsinius galvijus, avis arba ožkas. Reikalavimai gauti paramą už pieninės karves. Parama bus mokama valdos valdytojams, kurie atitiks visus šiuos reikalavimus. Einamaisiais metais pateiks agentūrai paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir paraiškose nurodys, jog prašo skirti susietąją paramą už pieninės karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 30 dienos imtinai. Už ūkinių gyvūnų registre įregistruotas valdos valdytojo ar partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje nuo einamųjų metų gegužės 1 dienos iki birželio 30 dienos imtinai pieninės karves. Jeigu ūkinių gyvūnų registre yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą, tai yra negyvo prieauglio atvedimą arba įsimetimą. Per paskutinius 18 mėnesių iki einamųjų metų balandžio 30 dienos. Jeigu per minėtus 18 mėnesių pieninė karvė ūkinių gyvūnų registre buvo registruota kitos valdos valdytojo ar partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas. Jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ūkinių gyvūnų registre, bet kurios valdos valdytojo ar partnerio vardu per minėtus 18 mėnesių. Paramos dydžiai bus diferencijuojami pagal valdoje įregistruotų pieninių veislių karvių skaičių. Strateginėme plane numatytos 4 pakopos. Už pirmasias 10 karvių imtinai, už 11-50 karvę imtinai, už 51-150 karvę imtinai, nuo 151 karvės ir daugiau už likusias karves. Paramos dydžiai bus apskaičiuojami vadovaujantis atskirų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų patvirtinta paramos dydžių apskaičiavimo metodika. Tikslus paramos dydžiai bus nustatyti atskirai žemės ūkio ministro įsakymais, kasmet paaiškėjus tiksliam pareiškėjų skaičiui ir jų ūkiuose laikomų pieninių karvių skaičiui. Papildoma 10 eurų išmoka už pieninę karvę, kuri atitinka reikalavimus gauti paramą, numatoma skirti. Jeigu laikytojo tyriamoji pieninių gyvūnų banda dalyvavo produktyvumo tyrimuose nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 dienos iki einamųjų metų balandžio 30 dienos. Papildoma 30 eurų išmoka už pieninę karvę einamaisiais metais skiriama valdos valdytojui, kuris atitinka taisyklių reikalavimus. Jeigu laikytojas buvo pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės narys nepertraukiamai nuo praėjusių metų gegužės 1 dienos iki einamųjų metų balandžio 30 dienos ir tuo pačiu laikotarpiu šiam kooperatyvui pardavė pieną perdirbti. Kooperatyvai turi būti pripažinti. Išmoka gali būti skiriama už nedaugiau kaip 150 pieninių karvių vienam valdos valdytojui. Valdos valdytojai ir jų partneriai privalo laikytis ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir juose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo. Labai svarbu į ūkinių gyvūnų registrą laiku suvesti ne tik pieninių veislių karvių duomenis, bet ir duomenis apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą, negyvo prieauglio atvedimą arba įsimetimą. Tai yra per 7 kalendorinės dienas, skaičiuojant nuo kitos dienos po įvykio. Taip pat išlikusi nuostata, kad valdos valdytojai turės laikytis valdymo ir žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų. Administravimo tvarka išlieka ta pati.
Žemės ūkio duomenų centras pateiks duomenis iš registrų, o valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliks ūkinių gyvūnų patikras vietoje. Nacionalinė mokėjimo agentūra, remdamasi gautais duomenimis, atlikusi administracinės patikras, apskaičiuos galutinės paramos sumas ir perves į valdos valdytojų sąskaitas. Reikalavimai gauti paramą už mėsinius galvijus, avis ir ožkas. Parama mokama valdos valdytojams, kurie atitiks visus reikalavimus. Valdos valdytojai einamaisiais metais turi pateikti agentūrai paraiškas gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus pagal paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės bei paraiškose nurodyti, jog prašo skirti išmokas už visus valdoje laikomus valdos valdytojo, partnerio ar šeimos nario mėsinius galvijus, avis ar ožkas. Valdos valdytojai galės gauti paramą už valdoje einamaisiais metais laikotarpiu nuo sausio 15 dienos iki gruodžio 31 dienos nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki paskutinės laikymo dienos savo valdos partnerio ar šeimos narių vardu nustatyta tvarka ūkinių gyvūnų registre įregistruotas ir suženklintas ne jaunesnės kaip 60 kalendorinių dienų amžiaus avis ir ožkas bei ne jaunesnius nei 12 mėnesių amžiaus mėsinius galvijus. Atkreiptinas dėmesys, jog mėsiniai galvijai, avys ir ožkos turi būti ūkinių gyvūnų registre įregistruoti iki einamųjų metų lapkričio 30 dienos. Išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją, avį ir ožką gali būti skiriama tik vieną kartą, jeigu mėsiniai galvijai, avys ar ožkos buvo parduoti ar dovanoti kitam laikytojui, pardavėjui išmokos neskiriamos. Šių ūkinių gyvūnų pirkėjas gali pretenduoti į išmokas, jei atitinka visas taisyklėse numatytas išmokų skyrimo sąlygas. Išmokos pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją, avį ir ožką gali būti skiriamos valdos valdytojui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui, nurodytas ūkinis gyvūnas nugaišo, buvo paskerstas savo reikmėms arba parduotas skerdyklai, išvežtas į kitą ES valstybę narę ar eksportuotas į trečiąją šalį, arba jei einamųjų metų gruodžio 31 dieną buvo registruotas ūkinių gyvūnų registre valdos valdytojo ar jo partnerio, ar šeimos nario vardu ir jei duomenys apie nurodyto ūkinio gyvūno perkėlimą ar kaitą ūkinio gyvūno išlaikymu laikotarpiu buvo registruoti ūkinių gyvūnų registre apraše nustatytais terminais ir būdais. Paramos dydžiai bus diferencijuojami. Išmokos dydžiai už mėsinius galvijus diferencijuojami pagal laikomo galvijo mėsinės veislės kraujo laipsnio dalį. Išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis siekia 51 ir daugiau procentų. Išmokos už mėsinius galvijus, kurių mėsinės veislės kraujo laipsnio dalis nesiekia 51 procento. Paramos dydžiai bus apskaičiuoti ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 10 dienos atskirų Žemės ūkio ministro įsakymų gavus informaciją iš Žemės ūkio duomenų centro. Papildoma išmoka. Valdų valdytojams, kurių valdoje einamaisiais metais produktyvumo tyrimų vykdytojo, turinčio leidimą teikti mėsinių veislių galvijų produktyvumo tyrimų pagal leidimų teikti mėsinių veislių gyvūnų produktyvumo tyrimų paslaugas išdavimo taisyklės, arba grina veislių veislinių gyvūnų veisimo organizacijos buvo atlikti grina veislių mėsinių veislių galvijų privalomi svėrimai, vieną kartą per mėsinio galvijo gyvenimą mokama 6 eurų susietosios pajamų paramos. Išmokos priedas už kiekvieną kontroliuojamą mėsinį galviją, su sąlyga, kad duomenys apie atliktus privalomus svėrimus ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos nustatyta tvarka buvo įregistruoti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemoje. Labai svarbu. Parama nemokama valdos valdytojui, kuris pats arba jo sutuoktinis yra patvirtinti paramos gavėjai pagal kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonę. Ankstyvo pasitraukimo iš priekinės žemės ūkio gamybos rėmimas ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė ankstyvas pasitraukimas iš priekinės žemės ūkio gamybos. Laiku suvesti duomenis už mėsinį galviją, avį ir ožką. Apie jų perkėlimą ar kaitą ūkinio gyvūno išlaikymo laikotarpiu į ūkinių gyvūnų registrą.
Atkreipiame dėmesį, kad parama nemokama deklaravusiam mažesnį negu 1 hektaras žemės ūkio naudmenų plotą, kai susumavus išmokų dydžius už visus potencialiai tinkamus gauti susietajai paramai ūkinius gyvūnus apskaičiuota paramos suma nesiekia 100 eurų. Reikalavimai gauti paramą už nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimą. Pareiškėjas einamaisiais metais patvirtintoje bendrojoje paramos paraiškoje turi nurodyti, jog prašo skirti kompensacinę išmoką už nykstančių vietinių senųjų ūkinių gyvūnų ir naminių paukščių laikymą ir veisimą bei deklaruoti bent 0,01 hektarą žemės ūkio naudmenų ar kitos paskirties plotą. Pareiškėjas turi laikyti jam priklausančius nykstančių Lietuvos senųjų veislių ūkinius gyvūnus ar naminius paukščius registruotus ūkinių gyvūnų registre ir einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos turi atnaujinti duomenis. Bus galima prašyti paramos už Lietuvos tamsiąsias bites. Pareiškėjas, kuris norės gauti paramą už šias bičių šeimas, privalės dalyvauti įgyvendinant veislininkystės institucijos selekcinę programą arba dalyvauti asociacijos Lietuvos tamsioji bitė bičių veisimo programoje, sudarius sutartį su asociacija. Pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti paramos paraiškoje įsipareigotų laikyti vištinių žąsų kilmės pažymėjimų kopijas, jos yra teikiamos agentūrai, ir nurodyti arklių, galvijų, kiaulių ir avių tapatybės nustatymo numerius bei bičių kilmės pažymėjimus. Laikytis gyvūnų gerovės, gyvūnų sveikatingumo, ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo, veislinių kiaulių, bičių motinų ženklinimo ir registravimo taisyklių reikalavimų. Išlaikyti paramos paraiškoje deklaruotą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių, naminių paukščių ar bičių šeimų skaičių 5 metus ir vykdyti intervencinę priemonę nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos.